Sveiki gyvi, garbė mūsų viešpačiui, kuris ateina mum į pagalbą kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, kuris nenori, kad mes pražūtume. Ir šiandien aš norėčiau tokią paliesti temą, gal aš taip pavadinčiau, paleisk savo Benjaminą. Aišku, čia biblinė kalba. Jeigu taip, tai būtų atėjo laikas jaunuoliui savo gyvenime priimti rimtus sprendimus. Ar tai jaunas vaikinas, ar tai mergina. Ir mes patys kažkada buvom jauni ir mes patys kažkada tai ėjome per tuos išbandymus, gyvenimo iššūkius. Norim mes to ar nenorim, mes vis tiek gyvenime turėsim kažkada tai, kaip sako, kai mes prieisim kryžkelę, kada mes tapsim suaugę žmonės. Aišku, branda ateina pas žmonės skirtingų labai laikų. Kažkam tai jinai ateina anksčiau, kažkam tai vėliau. Kažkas 20 supranta ir suvokia daugiau negu kitas 40. Taip, kad, kaip žodis sako, žili plaukai ne visada garbės vainikas. Tai čia mes galime tai pasakyti. Dėkok Dievui, kol jaunas, tai tavo kelio pradžia, tai tavo krikštas, tavo pažadas, tai tavo pasišventimas Dievui. Jeigu jis toks yra, tai tu neįsivaizduoji, kokį tu potencialą gyvenime turi, kokį galingą, kada tu ne vienas esi. Už tavęs yra armija, kuri tave saugo, už tave yra viešpats, kuris tave kaip savo akies vyzdį saugo. Taip? Ir tau vienas toks iš pavyzdžių gal būtų, kai tu jaunas, kai tau teks parašyti savo gyvenimo istoriją. Ir kaip tu ją nuveisi, ir aišku, ir nuo tavęs daug kas priklausys. Taip? Gal tau teks kaip toje istorijoje, Teisėjų 6 skyriuje, rašoma Gedeono istorija, kaip kai jam viešpats sako, tu tėvo, sako, nugriauk tuos visus aukurus, iškirsk ten giraitę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kad tėtis pastatė savo gyvenime, tau gali tas netikti, tau reiks statyti viską iš naujo, viską nuo pradžių. Tai tavo kelias, tai tavo, kaip sakant, vaga, kurią tu turėsi praeiti. Supranti, ir netgi kai tau gali nepadėti tėvų kažkokie tai tėvų iliuzijos, tėvų kažkokie tai lūkesčiai, kas link tavęs, taip? Nes tu supranti, štai atėjo tas laikas, kada aš turiu pasirinkti, kaip man eiti. Ir kaip tas Gedeonas, jisai pradėjo su viešpačiu gyvenimą, jis turėjo savo tikslą ir jam nuo viešpatės skirtą planą, taip? Taigi dabar kaip ir Jėzus gyvenime sako, jau jeigu tu nori pasirinkti, kaip sakant, ėmeisi to arklo, tai nesigręžiok atgal, eik pirmin, sek mane. Taip? Kas nori, sako, sekti mane, tas turi palikti tai, kas sena, ir pradėti iš naujo. Galbūt, aišku, taip galim pažvelgti tai, kad, ne pas visus buvo tie tėvai, ne pas visus buvo tie, kas vedė juos per gyvenimą, taip, pas kažką tai tėčio nebuvo, pas kažką mamos. Gyvenimas įvairiai, taip, pakoregavo tas gairias, bet tai vis tiek, aišku, turint tėvus, tai yra didelė privilegija, taip, tai tau tėvai padėjo dvasinį pamatą, ypatingai jeigu tavo tėveliai buvo tikintis. Dvasinis pamatas, už tave meldėsi, už tave pergyvena, Ir čia mes taip pat galime atsiminti istorijas, prisiminkit Saliamono istoriją, Pirmoje karaliaus knygoje. Jeigu rusiška knyga, tai bus Biblija, tai bus ten kitas skaičius bus, taip. Ten bus 3 gal karalių skaitėsi. Ar Saliamono bus istorija. Tai suprantat, tai Dovydas padarė Saliamonui, žiūrėkit, tėtis Dovydas paruošė medžiagas, brėžinius, instrukcijas, kitaip tariant, dvasinio namo statybai.
Mes galim šiandieną suprasti tai kaip, kad būtent tos maldos, tie užtarimai, tie visi pergyvenimai tėvų, tos nemigos ir panašiai, jos jau tave ruošia, jau tave kaip tą dvasinį kūdikį, kaip sakant, tave apgaubė apsauga nuo tėvo. Jo, tu jau buvai auginamas, ant tavęs jau tas aliejus dvasinis buvo tepamas, taip. Taigi nepamesk ir nepraignoruok tai. Taip pat mes galim atsiminti Teisėjų knygoje 13 skyrių. Ten buvo apie Samsono istoriją. Jūs galit pasižiūrėti, kaip tėveliai, angelo buvo ruošiami. Sakė, ten jūs ir vyno negerkit, jūs ten ir stiprių gėrimų pasišveskit. Ir netgi Samsonas tas pats, kuris jisai pasišventė nuo pat pradžių, tas jaunuolio jo kelias buvo nuostabus, jis buvo tas tapęs tuo vadinamu, davė įžadą, Nazareno įžadą, taip. Tai kažkas panašaus, kai tu šiandieną sakai taip Jėzui, kai tu sakai, kad eisi pagal jo žodį, taip, vykdysi jo įsakymus, mokysies mylėti, mokysies eiti per gyvenimą, taip. Ir štai tu nežinai, kas tavęs laukia. Tu nežinai, tu skubi kurti savo gyvenimą, taip? Tai žiūrėk, tai bus kaip trumpas ekskursas į tavo gyvenimą. Visų pirma, tu esi mylimas tėvų, jeigu juos turi, kaip Benjaminas Jokūbui. Buvo mylimas, nors realiai Jokūbas, jūs žinote, kad jis buvo patriarchas ir jis turėjo daug vaikų, taip? Benjaminas buvo mylimiausias, bet aš manau, kad savo metu tėvas visus mylėjo. Ir čia, tavo gyvenime ateina toks momentas. Tu užaugai pas tėvus, tau reikia pasirinkti. Ir kur eiti? Aš galiu pasakyti, dvasiškai tu turėsi išeiti į asmeninę dykumą. Dykumą su visais pavojais. Dykuma, kada kepins saulė, tą vadinamą gyvenimo išbandymai. Dykumoje bus visokių nuodingų gyvūnų, tai ir žmonių charakteriai, taip. Tai bus ir skorpionai, ir gyvatės, taip, kurių nuodai, sakykime, čia žmonės, įžūlų žmonės visokie. Mes susiduriam šitoj dykumoj su įvairiais žmonėmis, įvairaus plauko. Mes vieni kitus šlifuojame po truputį, taip, kartais labai skaudžiai. Ir čia tu pasakyk, jaunas žmogau, kaip išgyventi be godėjo, kaip išgyventi be to, kur tu ateisi nusiraminti. Vieną kitą kartą tau gali padėti draugai, tėvai, bet bus tokių momentų, kai kažko reiks daugiau. Kas tave saugos, ko tu pasitikėsi. Ir aš čia noriu pasakyti, kad prisimenant Jėzaus istoriją, kai viešpaties vakarienė tada buvo, taip, ir žinom, kai mokiniai sako, kaip mokiniai sako, kad viešpatie, tu sakei, kad taurę gersiu, ir tu sakei, kad ir krikštų krikštysimės mes. Jėzus sako, tai taip, sako, krikštų, kaip ir aš, jūs krikštykitės, ir taurę, kurią aš geriu, jūs taip pat gersite. Kokia tai taurė, brangieji? Tai taurė išbandymo, taurė gyvenimo, sakykime, bangų, jūros bangų, kurios užpila, kur tu sakai, jau nebegaliu. Tai ir depresinės bangos, tai ir išbandymai, kurie būtinai ateis į tavo jauno žmogaus gyvenimą. Ir tu iš anksto negali niekam pasiruošti, tu nežinai, kas tavęs laukia. Tu jau už 5 minučių nežinai, kas tavęs išėjus laukia į laiptinę ar dar kažkur tai. Tai aš netgi jau sakau, prieš išeidamas kažkur tai pasimelsk. Prieš išeidamas paprašyk apsaugos, šventosios dvasios. Tai bus išmintinga, tu jaunas, bet
būk išmintingas, taip. Ir tai štai va čia ir Jėzus sako, tu būsi, tu gersi, tu eisi, taip, tu gyvensi, čia yra gyvenimas. Su visais savo, kaip sakant, ir geraisiais, ir blogaisiais pažadais. Sakykim, ką tu sutiksi dar dykumoje. Tai žiūrėkit, jūs būsit kaip Benjaminas buvo. Atsimena tą istoriją, Juozapo istoriją, pasiskaitykit, kai Juozapas siunčia savo brolius pas tėvą. Ir Benjaminas taip pat ten tarp jų buvo, taip. Ir kas buvo daroma? Žiūrėk, tu eisi į dykumą, tau bus ir grūdai, kitaip sakant, į maišą įdėti, į tavo gyvenimo maišą bus įdėti grūdai, tai yra palaiminimas Viešpaties, taip. Tu turėsi ir gėrimą, tu nebūsi vienas paliktas, bet būtinai į tavo maišą bus įdėta ir taurė, išbandymų taurė. Tu būsi pakeltas, tavo maišas bus perplėštas ir būtinai bus iškelta tie skauduliai tavo viduje. Ta taurė karti, kuri vėliau tave atves į dar didesnį palaiminimą. Tu kažką, tik turėdamas tą taurę savo gyvenime išbandymų, tu kažką suprasi giliau. Viešpats taip mus ir išbando, kažką per lygą išbando, kažką per santykius. Pas kažką tai nelabai stipriai santykiai klostosi su tėvai. Ir tu būsi išbandytas, būtent kaip Benjaminas. Tu būsi išbandytas kaip visi mokiniai. Visi iki vieno. Mes galime sakyti, aš su Viešpačiu nieko nepatirsi. Da aplamai Viešpats nori, kad, sakyk, į ką panašus žmogus, kaip atskirti dvasinį žmogų, kaip tau tapti dvasiniu žmogumi. Sako, dvasinis žmogus atpažįstamas iš vaisių. Viešpats nori, kad tu gyvenime užsiaugintum vaisius. Tai meilė, tai romumas, kantrybė, tai džiaugsmas dvasioje, Viešpatyje, taip. Tai susivaldymas, visose dalykuose susivaldymas. Tai, sakykime, ir draugystės išbandymas, taip. Tau teks patirti, kaip ir minėjau, begalę žmonių nuomonių, begalę, o galų gale teks atsirinkti iš tų nuomonių, kas svarbu, kas naudinga. Kada tu išmoksi, labai svarbu, jaunam žmogui išmokti netgi pasakyti ne gyvenime kitą kartą, kažkokiem blogiem dalykam, nepritapti prie blogų kompanijų. Tai būsi nepopuliarus, tai būsi kažkoks tai kitą kartą gal ir atstumtas, bet turėsi sumokėti tokią kainą. Nes šiaip jau medis pažįstamas iš vaisių. Ir jeigu ten bus, slyva, tai ten bus, visi matys, kad ten slyva. Ir jeigu pas tave bus ten ta vadinama meilė, tai visi pastebės. Tai kam reiks, tas pastebės. Tai aš taip ir norėjau pasakyti, kad būkit pasiruošę, būkit palaiminti, nebijokite, vis tiek teks eiti. Kas gyvens, tai jis vis tiek eis per tuos išbandymus. Visi būsit, Viešpats pasakė, žiūrėkit, yra tie 3 krikštai, taip? Vandens krikštas, krikštas dvasia ir po to eina krikštas ugnimi. Tu jaunas žmogau, visus 3 krikštus turėsi gauti. Krikštas ugnimi tai tavo išbandymai gyvenime. Nes šiaip jau aš ir esu nemažai girdėjęs ir liudijimų, žinai, kada Viešpats labiausiai pasireiškia tavo gyvenime, kaip apsauga, kaip patarimas, kada tu esi bėdoje, kada tu esi ugnyje, kada tau labai sunku, agonija tavo gyvenime. Tada Viešpats ateina, tada tu jį ryškiausiai matai. Tada vaisiai tavo gyvenime auga geriausiai. Tu pradedi suvokti kitus žmonės labiau. Tu pradedi užjausti labiau kitus.
suprasti jų sunkumus. Tu jau neskubi tai patarinėti, nes tu nežinai, ant kiek žmogus patiria tą skausmą, gilį tą skausmą patiria. Taip, kad jaunas žmogau, būk palaimintas, tesaugo tave tėvų ir draugų maldos. Ačiū visiems. Iki kito karto.